Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai. Sveiki! Apie tokį reiškinį kaip varnų medžioklė poemoje metai užsimena lietuvių literatūros klasikas Kristijonas Donelaitis. Pirmo pasaulinio karo metais Karaliaučiaus bei Klaipėdos turguje greta žuvies Neringiškiai parduodavo ir nupeštas varnas, vadinamus blondėlius. 21 amžiuje varnų medžioklės organizuojamas ne todėl, kad neturime ko valgyti. Šiandien laidoje ir kalbėsime, kodėl medžiotojams tenka organizuoti tokias medžioklės. Ir ar tai vienintelis būdas apsiginti nuo šių įkyrių paukščių. Mėsos meistrai, pagaminta žinovų. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Parduotuvė Sava sodyba, Tilžės gatvė 99, prie senojo viaduko prekiauja Štil, Viking ir kita sodo technika. Ne tik prekiauja, bet ir atlieka garantinį ir po garantinį remontą. Kiekvienam klientui bus taikomos geros nuolaidos. Rubrika pristato Štil, numeris 1 pasaulyje. Gegužės 29 dieną Sūduvos medžiotojų asociacija savanorių su šeimomis gausų būrį svečių pakvietė praleisti laiką kartu. Sukvietė visus į medžiotojų šventę. Paskutinį gegužės savaitgalį Marijampolės miestas mirgėjo ir skambėjo nuo šventinių miesto dienų renginių. Prieš tai medžiotojų šventę organizavusi atskirai, dabar jau 2 metai iš eilės į Marijampolės miesto dienų šventinius renginius įsijungė ir Sūduvos medžiotojų sąjunga. Prieš 11 metų, dar 1999 metais vasario 8 dieną, Marijampolės apskrities viršininko administracija įregistravo naują medžiotojų organizaciją – Sūduvos medžiotojų sąjunga. Šiuo metu sąjungai priklauso daugiau nei 300 medžiotojų iš 7 Marijampolės bei Šakių rajonų medžiotojų klubų. Sąjungos tarybos pirmininkų išrinktas ir iki šiol organizacijai vadovauja Antanas Valinčius. Gegužės 29 parko slėnyje susirinkusius medžiotojus, jų šeimų narius bei šventę užsukusius svečius pasitiko medžioklinių ragų ansamblis. Gerbiami Sūduvos krašto žmonės, svečiai ir medžiotojai. Sveikinu atvykusius į 11 Sūduvos medžiotojų sąjungos šventę. Šventę pradėjo ir susirinkusius pasveikino sąjungos pirmininkas Antanas Valinčius. Jis pažymėjo, kad ši visuomeninė organizacija atstovauja ir gina medžiotojų interesus. Savo pagrindinių tikslų laiko pagalba sąjungos klubams tvarkantis teisinę ir finansinę veiklos pusę. Lietuvoje, kaip ir Europoje, medžioklė tampa vis labiau civilizuota. Vis didesnis dėmesys skiriamas laukinės gyvūnijos išsaugojimui. Todėl medžiotojų veiklos dėka reguliuojama plėšrūnų ir laukinių gyvūnų daroma žala gamtai. Mažinamas pasiutligės plitimas. Taip pat papildomai šeriami bei saugomi laukiniai žvėrys ir paukščiai, kalbėjo pirmininkas. Baigdamas, Sūduvos medžiotojų sąjungos vadovas Antanas Valinčius pabrėžė, kad sąjunga ne tik rimtai dirba medžiotojų ir visuomenės naudai, bet šiuo renginiu nori parodyti, kad moka organizuoti šventes ir linksmintis. Todėl palinkėjo visiems medžiotojams, jų šeimų nariams, šventės svečiams, gerus sveikatos, puikios nuotaikos ir aktyviai dalyvauti rengiamose varžybose. Šventėje dalyvavo gana gausi kaimyninės Lenkijos medžiotojų delegacija. Savo kalboje delegacijos atstovas, Seinų medžioklės būrelio Briedis pirmininkas, padėkojo už pakvietimą į šventę ir pasidžiaugė gražiai besivystančių bendradarbiavimų. Išreiškė viltį, kad kaimyninių šalių medžiotojų santykiai ir toliau bus gražiai bei naudingai plėtojami.
Pasinaudodamas progą, svečias pakvietė Lietuvos medžiotojus atvykti į šventę kaimynėje Lenkijoje. Sūduvos medžiotojų sąjungos vardu Antanas Valinčius padėkos raštais apdovanojo nusipelnusius medžiotojus. Po iškilmingo šventės atidarymo renginio vedančioji Odeta Pučinskienė pristatė šventėje dalyvaujančius medžiotojų klubus ir jų organizuojamas rungtis. Į parko aikštę susirinkę šventės dalyviai pasklido po teritoriją. Vieni apžiūrinėjo įruoštas stovyklavietės ir stendus, kiti registravosi ir ruošėsi rungtims, o kai kas tiesiog bendravo tarpusavėje po ilgesnio nesimatymo. Visiškai neseniai pasibaigė egzaminai ir medžiotojų gretos pasipildė naujais nariais. Tikiuosi, kad jiems bus naudingi ginklininko Jurijaus patarimai. Gal tie patarimai bus vertingi ir patyrusiai medžiotojai. Šiandien kalbėsime apie stirninų medžioklės. Sveiki sulaukę stirninų medžioklės pradžios. Stirninų medžioklės yra keletą būdų. Čia yra sėlinant ir tykojant. Sėlinant galim naudoti gryną sėlinimą arba sėlinimą su viliokliais. Amunicija, kuri reikalinga medžioklei sėlinant, pageidautinai turėti su savim žiūroną gerą, tolimatį, jeigu yra tokia galimybė, kad galima būtų pamatuoti, ar apsimoka daryti šūvį į išrinktą stirniną, ar neapsimoka. Ir sėlinant būtinai reikia turėti atramą, pageidautinai dvigubą ar trigubą, todėl kad šauti iš rankos į didesnį atstumą labai sudėtinga ir padaryti gerą šūvį praktiškai neįmanoma. Šaudant, tykojant iš bokštelio, taip pat praktiškai visą tą amuniciją reikalinga, kad nustatyt, kokios brandos yra patinas, kokie ragai, ar selekciniai, ar trofėjiniai, kad apsispręst, ar sumedžiot. Stirninų medžioklės, ypač selekcinių stirninų, pageidautinai pradėti iki rujos, todėl kad veisimui neeitų stirninai, kurie netinkami veisimui toliau. Taip tai vadinami selekciniai yra. Nusilpninti arba su labai blogais ragais. Šautuvas, su kuriuo galima medžioti stirninus. Jie stipriai neapribojami, galima medžioti ir su lygiavamzdžiu, ir su graižtviniu. Graižtviniam šautuvams yra tik tai apribojimas, kad kulko energija ant 100 metrų nebūtų mažesnė kaip 1000 džaulių. Šaudant su lygiavamzdžiu šautuvo, kad distancija nebūtų didesnė kaip 45 metrai. Ypač jeigu žmogus jau medžioja su lygiavamzdžiu šautuvu, čia dažniausiai būna jauni medžiotojai, kurie neturi teisę įsigyti graižtvinio šautuvo. Šitiems medžiotojams norėtųsi palinkėti, kad pradedant ir kurie jau tapo selekcininkai, norisi palinkėti, kad jie patikrintų savo šautuvo, parinktų šovinius, su kuriais medžios. Iš savo patirties stirninus geriausiai medžioti su šratais ne mažiau kaip 6 mm. O pageidautinai naudot kulką, kad žvėris būtų garantuotai paimtas vietoj ir nereikėtų jį ieškoti. Ir kas liečia lygiavamzdžių šautuvai ir graižtviniam šautuvai, prieš patį medžioklę geriau pasitreniruoti ir pažiūrėti, parinkti šovinius, kulką, kuri graižtvinė duoda mažesnę sklaidą, parinkti ir lygiavamzdžių šautuvai, parinkti šovinys, kuris duos minimalų išmėtymą, kad pasiekti savo tikslą sumedžioti gerą trofėjų. Nesitreniravęs labai sudėtinga yra valdyti ginklą, reikia pratinti save, kad vienodai ir be parovimo apdirbti nuleistuką. Iš šito ir susideda taiklus šūvis. O ypač jeigu medžiotojai nesenai šaudo, galimybių šaudyti yra mažai kur ir būtinai prieš einant į trofėjinę ir selekcinę medžioklę pasitreniruoti, kad jūs priprastumėt prie savo šautuvų, prie šūvių.
Medžiojant, naudojant vilioklius, yra keletą rūšių. Reiškia, viliokliai, kurie imituoja jauniklio balsą ir priešininko iškvietimo arba kitokius signalus. Perkant šitus vilioklius, vis tiek reikia pirmiausiai išmokti naudotis šitais viliokliais. Tai šitiems tikslams būna audio priemonės, kurie parodo, kaip jais reikia naudotis. Miesto ir gyvenviečių medžiuose susispietę gerklingi paukščiai iškapstė jau ne vieną gėlyną. Iš kiemo išnešė ne vieną ką tik išperėtą viščiuką. Į plaukus įsivėlė ne vienam praeiviui. Su kovarnių populiacija, bandžiusius įvairiais būdais kovoti Lietuvos savivaldybės, nuleido rankas. Pasirodo, išvaikyti paukščius nepadėjo net naujausias civilizacijos išradimas. Taigi kovarnių medžioklė, kas tai? Plėšriųjų paukščių naikinimas ar pramoginė medžioklė? Tai ką, gerbiami medžiotojai, sveikinam visus iš visos Lietuvos kampelių atvažiavę čia į Kelmės rajono Užvenčio seniūnijos Dvarčiaus kaimo Jono Smilgevičiaus parką į mūsų tradicinę kovarnių medžioklę. Kovarniai daro didelę žalą čia mūsų krašto žmonėm. Jie atkeliavo čia pas mus į šį parką apie 1976 metus. Ir buvo tik vienas kitas lizdas, o dabar, kaip matot, čia jie kelia didžiausią triukšmą ir jų čia yra ir lizdų šimtais, ir kovarnių čia būriai. Neduoda ramybės vietiniams gyventojams su savo kranksėjimu nuo pat aušros. Daro nuostolius ūkininkų pasėliams, gyventojų vaisiams, daržuose. Didžiausiam Lietuvos daržovių augintojų Algimantui Vaupšui, kuris čia ir kartu mūsų medžiotojas būrelio. Jis augina didelius plotus daržovių ir nemažus plotus jo kovarniai nulesa arba išrauna pasodintus ką tik daigus. Tai dėkui, kad atvyksta čia pagelbėti mūsų krašto žmonėms ir nors šiek tiek sumažinti tą kovarnių populiaciją. Mūsų kovarnių medžioklė šiame dvaro parke vyksta jau 5 metai. Kasmet gaunamas leidimas iš aplinkos ministerijos Šiaulių departamento ir pagal jį birželio mėnesį organizuojamos medžioklės. Nors žmonių nėra, bet už upės gyvenvietė taikykitės daugiau šauti į šitą į laukų pusę, į viršų aišku ir į laukų pusę. Ir prisilaikykit saugių taisyklių, kurios visi žinote ir jomis vadovaukitės, kad neįvyktų koks nelaimingas atsitikimas. Tai ką, tai sėkmės tada, prašom įsidėstyti po parką ir kai aš iššausiu šūvį, tada pradėsime medžioklę.
Kovarniai yra mūsų čia didžiausias Užvenčio krašto žmonių priešas. Jis daro nuostolius ne tik tai ūkininkų pasėliams, žmonių čia aplink gyvenančių daržams, lesa vaisius, kitas daržovės gadina. Taip pat yra didelė bėda čia pat gyvenančių žmonių, kadangi jos čia savo balsus skleidžia nuo pat ankstyvos aušros iki pat vakaro. Vietiniai gyventojai čia prašo mūsų medžiotojai, manęs kaip seniūno, prašo pagalbas, kad kaip nors juos čia išnaikinti. Buvo bandyta anksčiau kitais būdais, pjaustomi medžio šakos pjaustomos, bet niekas nepadėjo. O per mūsų šitas organizuojamas birželio mėnesį medžioklės mes per porą-trejetą valandų čia sumedžiojam po 300–400 kovarnių. Tai kiekvienais metais, o per tą sezoną birželio mėnesį pagal išduotą leidimą sumedžiojam po 600–800 kovarnių. Pastaruoju metu čia ne tik mūsų apylinkėse, ne tik mūsų medžioklės plotuose, bet ir po miestelį, po kaimus padaugėja įvairių plėšrūnų ir tų medžiojamų mūsų plėšrūnų, kaip lapios, kurios dabar jau vaikšto po miestelį dažnai ir po kaimo gatvės, po žmonių kiemus. Taip pat padidėjo suopių skaičius, gandrų, gervių, kurios yra nemedžiojami paukščiai ir juos kažkaip reikėtų spręsti respublikiniu mastu, kad jų populiaciją kaip nors sumažinti, nes ir gervės, ir suopiai jie naikina žvėrelius, ką tik gimusius, gervės pasėlių laukus nulesa ir jų kasmet vis didėja, o medžioklė yra neleidžiama. Tai panašiai ir su kovarniais, kuriuos medžioti tokiuose parkuose, kaip čia pas mūsų, leidžiama pagal specialius leidimus ir dabar tas apiforminimas dokumentų yra supaprastėjęs pastaruoju metu, tačiau nelabai medžiotojai nori užsiimti šitą organizaciją, tai mes seniūnijai nutarėm, kad prašė medžiotojai, kad aktyviai dalyvautų į tose medžioklėse, o medžioklę remia pagrinde ūkininkas Algimantas Vopšas, kuris savo lėšom skyrė šovinių įsigijimui, už tai, kad mes nors šiek tiek tą kovarnių populiaciją pamažinam ir žmonėms biski ramiau ir pasėliams ūkininkų daromi mažesnį nuostolį. Na, yra parskridus tenai, sėdi dabar, žinai. O, toj pabandyti. Dar kartu. Nu, va, jau. Antras įtabi, šauk, tenai, jaunai, šauk. Kibus į viską. Gerai, fondai. Neįsdaug, jeigu aš jau bandžiu, gerą suvinį. O, būsi liauna kaip žvaigždė. Tokias riebės partinis yra. Didžiausia problema daro dar mano plotuose daržovių auginamos varnos. Kadangi prieš 4 metus pradėjome organizuoti tą medžioklę, tai buvo nurauti 3 hektarai kopūstų, kas ten sako investicija, hektarų 10 000 litų kainuoja hektaras pasodinti, apsodinti, nes daigai vežam iš užsienio, trąšos viskas, bandėm 2 kartus susodinti, 2 kartą nurovė ir šiemet buvo tas pats. 2 hektarus buvo nurovė visiškai, bet palankios sąlygos, daug lietaus. 2 kartą sodinau ir 3 kartą norėjau rauti, bet paskui kažkaip pradėjom saugoti, badiklės ateit pabėgo tos varnos. Buvo 2 hektarai šiemet vėl nurauti kopūstų. Daug nuostolių daro, sakykime taip. Ir kyrai atskrenda irgi rauna, jie ieško kažkokių kirminų vabalų, kažko trūksta, nežinau. Tai gandrai dabar, kadangi šiemet nėra visiškai varlių trūksta, tai gauda irgi tam tos mažus zuikius gauda, viskas, reikia valgyti.
neturi ko. Čia buvo labai raudavo, tai neįsivaizduojat, kad reikėjo saugoti kopūstų laukus, tai labai reikėdavo. Tai dabar, kai prasidėjo tos medžioklės, tai labai sumažėjo biškai populiacija, tai jau nebe tiek. Aišku, nurauna netokius plotus, žinau. Bet šiemet kažkaip irgi buvo suaktyvėję. Pradėjo rauti kažko, nežinau, kažko jam trūko, ar maisto, ar ko. Toks vieną lauką apsėdo per 3 kartus 4 norėjo nurauti. Bet einas paprasčiausiai kažką ieško, galvoja, kad yra kaip daigai pasodinti kubikas toksai. Kubikas, įsivaizduokit, tai auga kubikas. Išrauna tą kubiką, patikrina, ar yra ten koks nors vabaliukas nėra, nesvarbu, meta tą daigą ir eina vagas taip švariai tvarkingai, žinai. Kiekvieną daigą idealiai nurauna. Jeigu stoja vaga, tai varna vieną, žinai, per valandą laiką 500 metrų vagą jie išrauna. Nieko nereikia. Jeigu laiku nepastebėjai 2-3 dienas, skaityk ir nieko nebėra. Pasėlis miręs. Ir šiemet, kadangi pastebėjome laiku, kad yra nurautas, tai rankiniu būdu visas kolektyvas, pas man dirba 80 darbuotojų, jie visi atsodinėjom rankom, atsodinom dar, bet lėdinga buvo, tai atsigavo. Bet tai matosi, žinai, vienas dėsis mažesnis, kur jau visiškai pagadintas daiktas. Nedatė, viskas, tik suplasnuoji, sparnai. Ir va čia, atsistosim per. Rimtai. Pritupė į tave ir lesodins sliekus visokius, vabaliukus. Nu, kovarnių medžioklę šiandien baigiame. Sumedžiojame 136 kovarnius, žymiai mažiau negu praeitais metais. Matomai, kad mūsų tos kovarnių medžioklės, kurios vykdomos jau 5 metai, jos duoda naudą, nes sumažėjo jų skaičius ir gyventojai džiaugiasi, kad mes gelbėjom juos nuo tokio plėšraus paukščio kaip kovarnis, kuris daro žalą ūkininkam ir žmonių pasėliams, daržams. Dėkoju visiems medžiotojams vyrams, kurie iš visos Lietuvos susirinko į šią mūsų kovarnių tradicinę medžioklę ir linkiu ir sekančiais metais, kai bus organizuojamos medžioklės, atvykti pas mus. Rubrika pristato Štil, numeris 1 pasaulyje. Kokybiška nauja technika sukuria profesionalų rezultatą ir taupo jūsų pinigus. Tai ginklai, kurių laikui bėgant metalinių detalių nepakeitė plastmasė, o medis išliko aukščiausios kokybės riešuto. Vamzdis dengtas juodu chromu suteikia šautuvui ypatingą atsparumą drėgmei ir ilgamžiškumą. Laukiame jūsų Vilniaus ginklų parduotuvėse. Vežame keleivius nuo 8 iki 50 vietų komfortabiliais autobusais. Audio video, kondicionierius, keleivių draudimas. Nuomojame autobusus įvairiems pobūviams, medžiokliai ir žvejybai. Elektra ne juokai. Instaliacija patikėkite profesionalams. www.lumenas.lt. Dėkuoju visiems žiūrėjusiems. Tikiuosi svetainėje tauraragas.lt sulaukti norinčių padiskutuoti apie kovų ir pilkųjų varnų medžioklės. Noriu priminti, kad tęsiasi Signalo firmos konkursas ir mes nekantraudami laukiame nuotraukų, o jūsų laukia Štil firmos pjūklas. Susimatysime po savaitės. Nei plaukų jums, nei taukų. Iki. Generalinis laidos rėmėjas Vilniaus ginklai.